Sveiki, vėl susitinkame ežero pakrantėje, vėl eilinis pristatymas, vėl eilinis modeliukas. Tema liečianti ne tik žvejus, liečianti, manau, visus, kurie turi poreikį įsigyti kažkokią plaukiojimo priemonę. Ar tai būtų skirta žvejybai, rekreacijai, profesiniai veiklai. Vat būtent apie šitą modelį aš norėčiau pakalbėti daugiau kaip po profesionalioje veikloje. Tai yra Olandų naujausias modelis, Voli kompanijos laivelis, jisai sukurtas yra ir pristatytas šių metų pavasarį. Taigi valties ilgis yra 4,35 m, plotis 1,75 m, jei gerai pamenu, jinai sveria nesiekia 190 kg, 186, man atrodo, kilogramai. Kas yra naujo? Naujiena tame, kad yra pakeitė ankstesnį modelį 435, kuris buvo taip pat tokio paties ilgio, bet buvo visai kita forma. Dabar yra pakeltas bortas, aukštesnis bortas, labiau pakeltas priekis yra, galima sumontuoti štai tokias dėžutės integruojamas, yra tokios specialiai padarytos nišos kairiai dešiniai, kapitono kėdė suolas galinė dalį montuojasi ir žinoma galima pastatyti dar valdymo konsolę, kuri atsistotų štai šitoje vietoje ir būtų galima vairuoti nuotoliniu būdu šitą valtelę. Reiškia, dėl ko aš sakau profesiniai veiklai? Korpuso medžiaga yra polietilenas. Aš nežinau šiuo metu gaminamo tvirtesnio korpuso, ar tai būtų stiklo pluoštas, ar tai būtų aliuminis. Kiekvienas yra, reiškia, savotiškai gali būti pažeidžiamas. Polietilenas, kaip matote, gali būti kapojamas kirviu. Reiškia, nežinau, nesudaužomas, nesugadinamas, galima jį, nežinau, pratrinti kažkur numetus nuo priekabos ir prasitempus kažkur nors asfalto, gal taip jį būtų galima sugadinti šitą laivelį. Taip, dabar jo dizainas, jo forma. Atrodytų paprasta valtelė, jinai nieko čia ypatingo neturi, paprasta konstrukcija. Turi vieną, reiškia, stacionarią dėžutę čia priekį ir į ją galima įsidėti kažkokius tai dalykus, tenais ar inkarą, ar kažkokią tai mantą susidėti. Kaip minėjau, tos dvi dėžės, čia dar viena gali atsistoti, gali būti lankas pasistatyti, jeigu tai būtų kokia nors tarnyba, gal ant to lanko būtų aktualu susimontuoti švyturėlius ar garsinį signalą. Jis taip pat pagamintas šito gamintojo, jis pagamintas iš polietileno, tas lankas yra. Dabar taip, va štai čionais irgi yra suformuotos tam tikros toksai laiptelis, tai tarkim, jeigu mes kalbėtume apie žvejybą, mes štai čionais galim pasigaminti tokią detalę, ją integruoti, čia pasistatyti ir, reiškia, tas visas lygis pasikeltų, susilygintų čionais. Tai vad galime pasigaminti tokią platformą, kaip žvejyboje yra mėgstama, spiningavimo, reiškia, susikelti štai šitą dalį, pasistatyti kažkokią kėdę sukamą, tai šita valtelė yra tinkama tokiems, reiškia, patobulinimams. Priekio GPS inkarą taip pat mes turim patirties, galim sumontuoti, taip pat ir pakankamai vietos yra pagaminti, montuoti kažkokią plokštę ir ant jos sumontuoti GPS inkarą. Štai šita dalis. Turime prekyboje integruojamų, reiškia, tokių daiktų dėžučių. Galima išsipjauti nišą, įsistatyti integruojamą dėžutę ir čia atsidarys durelės, ar ten gali būti stalčiuką, ar tiesiog gali būti nišą pasidėti. Tai be ypatingų didelių investicijų šitą laivelį galima visiškai neblogai pasitobulinti, kaip minėjau, nuo papildomų dėžučių, nuo platformos, nuo papildomų sėdimų vietų, nuotolinio valdymo konsolę. Dabar truputėlį aš pamatuosiu šiek tiek to vidinių parametrų. Taip, nuo borto iki borto būtų nepilnai metras, reiškia 1,37 m matau. Šitoji praeinamoji dalis yra 78. Taip, dabar bendras vidinis ilgis pasimatuosime maždaug, mes nuo šitos daiktų dėžutės iki yra 3,30 m, dar tenas kokių 10 cm mes tą atląją, jeigu atmesime, tai 3,40 m bendras vidinis ilgis.
Dar norėčiau atkreipti dėmesį į grindų konstrukciją. Yra gana protingai paspręsta visas nusidrenavimas. Ta prasme, jeigu pas mus atsiranda valtyje vandens, vanduo teka iš tai šitos tokias, reiškia, įgilinimus. Jisai renkasi galiniai daly, yra tokia kišenė, štai parodysiu jums. Štai tokia kišenė renkasi ir, tarkim, išsikėlus. Mes jau galime, reiškia, išpilti, kas čia susirinko. O kol esame valtyje, mes galime vaikščioti sausai, netgi per stipresnį lietų, mūsų kojos nešlaps. Palei visą perimetrą yra padaryta saugos virvė, tai reiškia saugos virvė, kad mes galėtume, kad ir laikyti sėdėdami, arba, tarkim, atsitikus kažkokiai tai problemėlė, jeigu mums reikia išsikelti iš vandens, taip, sakykime, saugumo sumetimais, kada mums reikia kažką tai nuveikti, tai mes galim, reiškia, vandenį būdami taip pat užsikabinti už saugos virvės. Ir dar vienas toksai įdomus yra sprendimas, suformuoti štai tokios pakopos ir rankenos atlietos yra. Tai mes galime išlipinėti iš vandens, taip pat atsistodami ant šitų suformuotų pakopų, užsikabindami už tai šitų tvirtų rankenų. Valčiai turėtų būti, reiškia, valčiai skirtas pagal gamintojo nurodymą maksimalus 30 arklio galių variklis. Mes dažniausiai testuojam visus laivelius iki 4, sakysim taip, nuo kokių 3,5 metro iki kokių 4,5 metro. Mes manom, kad toks yra kaip standartas 20 arklio galių. Dėl ko sakau kaip standartas? Aišku, galima kažkam galingesnį montuoti, bet 20 arklio galių, dar pakankamo svorio variklis, yra pakankamai kompaktiškas. Kainos atžvilgių, tam tikrų apribojimo atžvilgių, tai 20-ukas toks optimalus variantas. Taigi mes ir šią valtelę šiandien patestuosime su 20 arklio galių, pasižiūrėsime, kaip jinai plaukia. Žmonėm tinka, ta prasme, kada mes truputėlį papasakojam ir parodom tam tikrus parametrus. Kas yra aktualu? Aktualu, kaip jinai plaukia su kažkokia tai apkrova, aktualu, koks jos yra stabilumas, aktualu, kaip jinai kerta bangą. Tai tokie esminiai dalykai, kurie domina žvejus ir ne tik žvejus, žmonės, kurie turi poreikį kažkur tai plaukti. Aha. Tai gal ir gerai, kai nepriklauso nuo pozicijos, kur ten sėdi, nereikia ten kažko kombinuoti. Tai pasibandom gal tada vyrukai stabilumą gerai. Labai gerai. O per vidurį grimzlę pasižiūrėt, ta prasme išlyginti valtį, pasižiūrėti, kiek jinai čia pagrimzdusi yra. Kai dviese sėdi, tai yra ta briaunelė borto, kur yra, tai jinai vos ten panyrusi, gal kokių porą centimetrų tik tai. Tai jinai gaunasi, kad jinai ant tos V formos laikosi visa. Batus užlapau. Nu stabiliai, ką gali pasakyti, stabilumas geras tikrai. Kolių net versi.
Dar porą žodžių apie valties dugną. Štai taip yra išreikšta V forma, o šonai tokie turi briauną nuleistą, kas suteikia gerą stabilumą. Iš galo pafilmuosiu, kaip tai atrodo maždaug. Štai taip atrodo dugnas iš galo. Vienu žodžiu, tie šoninės plokštamos borto yra pagilintos ir tokia turi briauną, kuri suteikia stabilumą gerą. Ir per bangas valtelė taip pat labai gerai plaukia. Variklio koja reikalinga L-as, ilga koja. Glistavimo režime jinai pasikelia valtelę ir dirba tik tai toji V forma, toji dalis. Bet kai neglisuoja, kai jinai nusileidžia į ramesnę būseną, jinai labiau pagrimsta, panyra ir štai šita briauna suteikia tam tikrą tokią atramą į vandenį ir suteikia gerą stabilumą. Taip jinai atrodo iš išorės.